Kaip aš dar atsimenu iš tolimų savo vaikystės metų, to laikotarpio pirmaisiais ir antraisiais metais, vasaromis, kai jau buvau pradėjęs prenumeruoti žurnalą vaikams Genys, aš labai mėgau savo gautuosius žurnalo numerius ir kartas nuo karto vis išsinešti į lauką su savimi. Kai tėvai laukuose šienaudavo, aš šalimais ten prie jų irgi sukiodavausi, rankose vis laikydamas ne ką kitą, o Genio žurnalą. Taip jau tada aš rodžiau viešai savo begalinę meilę tam žurnalui. Ypač, atsimenu, buvo 1994 metų Liepa ir toks atvejis, kad krūvelę savo gautų Genio numerių aš glėbyje buvau nusinešęs ir į pievas ganyklas, esančias nuokalnėje šalia Papyvėsio slėnio, ten, kur auga 2 senos laukinės obelys bei ir šermukšniai netoli jų. Aš ten tada tuos numerius pasidėjau ant tokio statoko šlaito ir jais kurį laiką drauge su savo keturkojų draugu, Kalaite Muse iš tolo gerėjausi, jų viršelių grožių, o paskui jau ir ėmiau kai kuriuos jų skaityti. Geriausia buvo, kad toji mano Kalaitė Musė buvo ypač geranoriška žurnalų atžvilgių, jų nesyk nedraskė, į juos perdėm nekreipė savo dėmesio, nors gal ir buvo kelis kartus tuos Genius iš smalsumo apuoščiusi.